Vertinimas apie rungtynes. Iškilminga aplinka, pirmas varžybos, vyrai nusiteikę. Galvoju, kad nekritom veidų į purvą, kovėsi, iš tikrųjų, bet tokiuose lygiuose varžybose viena klaida gali daug ką lemti. Lygiai taip pat, kai jie suklydo, mes sugebėjom išlyginti žaidimą, taip pat pabaigoje mes suklydom ir į kitą pusę perkrypo svarstyklės. Aš galvoju, nesužaidėm gynyboje taip, kaip reikėjo, gal nesitikėjom, kad jų ten tas sunkias svoris 22 numeris tiek taškų pelnys, vis tik mes per lengvi ir dar prie šito prisidėjo ir Urbučio ta nelaimė, jis neblogai atrodė per treniruotės, gerai atrodė. Ir dėl to ir į penketuką išleidom, pritrūko jėgos. Šiaip negaliu vyram priekaištauti, kovės iš tikrųjų mačiau, kad miršta ten Želionis, visi, kas aikšteliai buvo sunku. Ypatingai antroje pusėje, turbūt žodžiu akcentuoju. Taip, sunku, reikia. Įsivaizduokit situaciją, kada vienas prieš vieną atsakingas, tai yra vienas darbas, kada tau reikia dabar bėgti, padėti ir bėgti atgal. Vis tiek surado, jeigu ten puolė net po 3, aš žavėjausi, kaip sustabdėm kelis kartus, tą 22, perėmėm kamuolį ir 8 numerį. Bet tas atima jėgų, paskui puolime ten klaidelė. Ar neužteko jėgų, kad reikia energingai savęs imtis iniciatyvą. Ačiū.